Tai šioje sesijoje vyko trenerių, sportininkų ir tėvų tarpasmeninių santykių tema. Ir čia mes turėjome unikalią galimybę nagrinėti trenerio profilį, sportininko profilį bei tėvų profilį. Mes turėjome svečius, tai yra sportininkė, kuri atskleidė savo patirtį, turėjome sportuojančią vaiko mamą, kuri irgi atskleidė savo patirtį, taip pat trenerį. Ir mes priėjome išvados, kad būtent nuo trenerio kompetencijų ir žinių, nuo sportininko motyvacijos ir nuo tėvų įsitraukimo, ne per didelio įsitraukimo, priklauso visas TST, taip vadinamas trenerio sportininko tėvų harmonizuotas trikampis. Labai dažnai būna šitame trikampyje pamirštas vienas asmuo. Labai dažnai treneriai kalba apie sportininką, tėvai kalba apie sportininką kaip apie savo vaiką, tačiau niekas nekalba su pačiu vaiku ar su pačiu sportininku, bet kokio amžiaus jis būtų. Tai man atrodo, kad labai yra svarbu atpažinti, kada tas sportininkas nėra išgirstas ir kalbėti lygiai taip pat ir su juo, analizuoti jo jausmus, jo kažkokią psichologinę būseną, jo galų gale jo tikslus atėjus į kažkokią sporto šaką. Tai labai svarbu šitame trikampyje įtraukti visus 3 asmenys į bendrą komunikaciją. Man pačiam irgi, kai pagalvočiau, jeigu aš būčiau jaunas treneris, tai labai smagu girdėti skirtingas patirtis, kaip kas įvairiuose sporto šakose taiko kokias metodikas, bendravimą. Tiesiog man labiausiai įkvepia patirčių girdėjimas, tai vat, dalinimas. Tai yra stipriausia, kas gali būti, išgyventi dalykai.